Sveiki, ačiū, kad susirinkote ir radote laiko prisijungti ir sužinoti daugiau apie Bluebeam Review programinį įrangą. Tai šiandien mes pakalbėsim apie Review Studio funkcionalumą, tai yra papildomas Bluebeam programinės įrangos funkcionalumas, tai yra, galim sakyti, iš esmės talpykla PDF-ams. Ir kitas variantas tai yra galimybė dirbti komandoje tuo pačiu metu, galbūt kelioms projekto dalims arba visiems to paties projekto dalyviams. Tai mintis yra labai paprasta, mes pažiūrėsim iš techninės pusės, kaip visą tai sukonfigūruoti, kaip visą tai atrodo realybėje ir galbūt jeigu bus poreikis ir galbūt jau susidurėt su panašiais iššūkiais, tai aišku, tokį sprendimą irgi galėtumėt palaipsniui integruoti į savo darbo procesus. Taip, tai mano vardas Vytautas, tikėtina su daugeliu galbūt jau esu pažįstamas, tiesiogiai arba netiesiogiai, dažniausiai esu, aišku, pažįstamas iš įvairių sprendimų, bet profilis nesikeičia, tai labiau inžinerinės sistemos, tai atstovauju arba, galiu visada papasakot plačiau ir daugiau apie Magic programinį įrangą, Revit programinį įrangą ir, aišku, skaitant Bluebeam sprendimus. Jeigu turėsite noro arba specifinių klausimų su manim sukontaktuoti, tai kontaktinę informaciją matote ekrane, tai yra vytautas@info.lt. Ir trumpai keletą žodžių apie Bluebeam programinį įrangą, kas galbūt vėl dalyvavo ankstesniuose mūsų seminaruose, tai galbūt šitą informaciją kartojasi, tai yra normalu, bet iš esmės, jeigu taip keletą žodžių, tai aišku, yra specializuota programinė įranga išimtinai praškai darbui su PDF dokumentais ir jūs galite ją naudoti įvairioms užduotims atlikti, tai jeigu žiūrėtume tokias lokalias užduotis, tai aišku, galite ruošti komercinius pasiūlymus, skaičiuoti, anotuoti, žymėti, žiūrėti, lyginti galbūt laidas, iš karto vizualiai matyti skirtumus ir taip toliau. Yra labai platus įrankių panaudojimas. Iš kitos pusės, aišku, yra ir ta kita pusė, tai yra labiau sklaidos galimybės, tai šiandien mes pakalbėsime, tai yra Studio Project ir Studio Sessions, du tokie atskiri sprendimai, bet tarpusavį irgi vienas kitą, kaip pasakyti, palaikantis galbūt arba galintis papildyti. Pati Bluebeam programinė įranga startavo nuo 2002 metų, tai yra, aišku, JAV produktas, kaip ir daugelis galbūt tokių populiariausių produktų, bet nebūtinai. Šiuo metu yra virš 3 milijonų aktyvių turbūt vartotojų, naudojamas 130 šalių pasaulyje, skaitant ir Lietuvą. Ir Lietuvoje mes turime šiuo metu apie 150 aktyvių vartotojų, kas, aišku, nėra grandioziniai skaičiai, bet tas skaičius nuolat didėja ir tai yra džiugu, kad įmonės mato potencialą dirbant būtent arba naudojant tokį produktą, tokį sprendimą savo vėlgi darbo procesuose. Ir turime apie 40 galbūt įvairiaus profilio įmonių, bet vėl standartiškai tai yra labiau statybos, architektūros ir inžinerijos sektoriaus įmonės, bet taipogi turime ir, aišku, kitos srities įmonių kaip gamybos arba laivų pramonės ir taip toliau. Tai keletas faktų apie tai. Ir jeigu nedalyvavote ankstesniuose mūsų seminaruose, tai visada kviečiu pažiūrėti vaizdo įrašus, juos galite rasti mūsų YouTube Infoera kanale, infoera.lt kanale, tai pirmasis buvo ganėtinai senokai, jau birželio 5 dieną, tai yra techninių PDF dokumentų valdymas, pažiūrėjom galimybės, ir kitas, ganėtinai neseniai, tai yra kiekių skaičiavimas, galbūt kaip ruošti komercinius pasiūlymus ir kaip išskaičiuoti, tarkim, turint PDF dokumentus. O šiandien mes visiškai pagalbėsim visiškai kitą temą ir pažiūrėsim vėlgi praktiškai. Tai mūsų laukia šios temos, tai yra Bluebeam Studio Projects ir Studio Sessions, panašumai, skirtumai, atsiprašau. Tada pažiūrėsim, kaip sukurti Studio Project, naują tokį projektėlį, kaip įkelti į PDF-us, kaip priskirti teisės ir taip toliau, kaip visą tai atrodo realybėj. Tada kitas etapas tai yra Studio Sessions arba kitas sprendimo variantas, ir keletas praktinių patarimų
kas norės galbūt bandyti visą tai realybėje. Laikas ribotas, pasistengsiu atsakyti daug, nors ne visada pavyksta. Vėlgi, realybėje gyva demonstracija. Tai visada būna, kai gyvai rodai, nori, nenori, vis tiek iššoka koks nors momentas, kai galbūt būni nepasiruošęs arba nesitikėjo, bet aš tikiuosi viskas bus sklandžiai. Ir vėlgi, jeigu turėsite klausimų, primenu, kad galite rašyti ir tiesiogiai man vytautas@info.lt ir galbūt užduoti čia esančiam laukelį, klausimų laukelį, ir jeigu turėsime laiko, atsakysim seminaro metu, bet jeigu neturėsime laiko, pabandysime atsakyti asmeniškai arba visiems galbūt visus informuoti apie klausimus, apie atsakymus į užduotus klausimus. Taip, tai mes tada pradedam, aš iškart perinu į programinį įrangą, lyg ir nieko nepamiršau. Ok, pasislėpsiu, kad per daug neužstočiau ekrano. Taip, išjungsim paletę. Viskas turėtų būti gerai, dar kartelį pasižiūriu. Taip, ir gerai, galim startuoti. Tai standartiškai vėlgi mes atsidarome review programinį įrangą, tai yra standartinis langas. Tai aišku, jeigu man reikėtų darbuotis taip paprastai, tai aš ir atsidaryčiau PDF, dėčiau žymenis, nežinau, trinčiau, redaguočiau turinį, PDF, lapus suskirščiau, kaip man patogu, ištrinčiau, ką nors panaikinčiau, lyginčiau laidas, skaičiuočiau ir taip toliau. Iš esmės dirbčiau lokaliai, jeigu tai paprastai. Bet kai mes kalbam apie project sessions ir studio sessions ir studio project, tai mes kalbam jau apie debesijos tą visą sprendimą. Na ir jeigu tai paprastai, tai aišku, tam yra atitinkamas skiltis ir arba įrankių juosta, taip galim pasakyti, tai yra toks namukas, vadinasi studio. Įėjus į jį, mes iš karto turime galimybę matyti arba aktyvius projektus, kuriuose mes dalyvaujame, arba mūsų sukurtus, arba tuos, į kuriuos mus kas nors pakvietė. Tai iš esmės gali būti keli variantai, arba mes patys kaip tokie administratoriai kuriam tokius projektėlius, arba mes esam, arba būnam pakviesti į kažkieno kito sukurtus tokius projektėlius. O kitas variantas, tai aišku, yra sesijos. Tai va čia yra galimybė pasirinkti arba studio project, arba studio sessions. Aš, aišku, irgi pasižiūrėsiu pagal temas, kurias aš norėčiau papasakoti, kad kažko nepamirščiau ir eiliškumas būtų plius minus suprantamas visiems. Jeigu kažkas neaišku bus, tai aišku, visada galite pasitikslinti, bet tai nėra mokymai, bet tas paaiškinimas yra pakankamai detalus. Taip, ir pradėsim nuo paprasto projektėlio. Tai norime susikurti naują projektą. Tai kaip pavyzdį paimsiu kelis aukšto planus PDF-us, galbūt kažkokį paveiksliuką pabandysim įsikelti ir pažiūrėti vėlgi, kaip tai atrodo realybėj. Kaip pavyzdį paimsim Kaune vystomo projekto tam tikrus duomenis, kurie, aišku, yra vieši. Aš papildomai juos dar nuasmeninau. Ir tai bus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras. Tai beros vadinas, kadangi šie metai yra Mikalojo Konstantino Čiurlionio 150-osios metinės, tai pagalvojau, kad visai racionalu arba įdomu būtų panagrinėti, arba šiaip kaip pavyzdį paimti būtent šitą vystomą tikrai įdomų projektą. Tai tam dalykui mes galim susikurti naują projektą ir aišku, jeigu tai paprastai, kom skiriasi tie project or sessions. Tai projekto esmė yra labai paprasta, aš tai vadinu tiesiog kaip saugykla, kaip jūsų biblioteka. Tai yra duomenys, kurie gali būti patalpinti ir teisės arba prieinamumas gali būti padalintas visoms projekto dalims, kurios tuo metu dirba prie to paties projekto. Lygiagrečiai tų projektų galite turėti 10, 20, 30, jokių apribojimų nėra. Anglų kalba jie mėgsta taip sakyti, kaip vienintelis teisingas šaltinis, kažkokios informacijos, tai mes irgi panašiai galim sakyti, kad iš esmės tai gali būti ta tokia biblioteka
kuri yra nuolatos atnaujinama, kurioje yra naujausi dokumentai ir tie dokumentai yra visi prieinami visiems. Kad nebūtų taip, kad vieną dieną siunčiau kažkam e-mailų, kitą dieną kažkas gavo per Google Drive, trečią dieną kažkokia įmonė galbūt naudoja Dropbox ir taip toliau, daug įvairių šaltinių, ne, jeigu nėra vienos struktūros, gali būti šiek tiek painu. Tai čia irgi aš nesakau, kad visiems būtų patogu, ne, vis tiek dalis irgi turėtų naudoti arba prieigą turėti galbūt per Bluebeam programinį įrangą ir kad ta informacija irgi būtų prieinama, bet nebūtinai, nes licencija reikalinga, jeigu tai paprastai kalbant, Core arba Complete tipo, nes yra keletas versijų. Tuo atveju, jeigu mes norime kurti tokius projektus ir juos administruoti. Jeigu aš esu kaip trečia šalis, galbūt mažas projektuotojas, kuris daro kažkokią specifinę užduotį, galbūt man tos licencijos nereikia, aš galiu parsisiųsti programinį įrangą, turėti pasibaigusio trial galiojimo versiją, bet vis tiek su minimaliais įrankiais turėti galimybę prisijungti prie tų pačių projektų arba sesijų, jeigu mane pakviečia prie jų, bet aš ten būsiu labiau kaip stebėtojas, bet ne kaip kažkoks aktyvus dalyvis ir plius minus negalėsiu per daug reikštis. Tai nėra būtinybės taip, kad jeigu mes turime tokią sistemą pas save, jinai mums patogi kažkam kitam, nebūtina per prievartą, tarkim, visus suvaryti ten, visiems galbūt inicijuoti pirkimą programinės įrangos, kad jie visi naudotųsi. Ne? Tai mes tokiu pačiu principu pabandom susikurti naują projektėlį. Tai tam dalykui, aišku, mes turime prisijungimą savo, tai prisijungti galima savo vardu, aš aišku turiu licenciją, tai yra normalu. Serveriai irgi yra keliose šalyse, iš praktikos, aišku, mes pagal nutylėjimą priklausom Vokietijai, arba Vokietijos regionai, kaip čia pasakyti, sričiai, bet iš esmės gali būti, aišku, iš praktikos ir ta pati Švedija naudojama ir galbūt Didžioji Britanija. Tai čia iš esmės vėlgi viskas priklauso, kokiuose serveriuose yra sukurti šitie Studio Sessions arba Studio Projects. Tai pabandom susikurti naują projektą. Tai mes čia turime galimybę pasirinkti Add ir iš karto atsiranda galimybė New Project arba Join. Join mes galime prisijungti prie kažko, jeigu turime numeriuką, jeigu esam kaip administratorius, mes galim susikurti New Project, savo projektėlį. Ir labai paprastai tiesiog Mikalojaus Konstantino Čiurlionio užvadinsim koncertų centras. Tai aišku, čia pavadinimą galite struktūrizuotą irgi susigalvoti. Tai aš tiesiog paėmiau paprastą pavadinimą. Ok. Ir iš karto šitas mūsų projektėlis yra sukurtas. Naujas, jisai aišku jau yra kažkur debesijoje arba serveriuose sukurtas ir mes dabar jame galime lengvai darbuotis. Tai tas darbas yra labai paprastas. Aišku, yra dedikuota tam vieta, būtent kur visa projekto dokumentacija, lydinčioji galbūt dokumentacija, jinai gali būti talpinama. Ir šitoj vietoje mes galime nesudėtingai, arba susikurti visiškai struktūrą nuo nulio, tai yra kurtis katalogus, būtent Bluebeam programinės įrangos įrankiais, arba mes galime importuoti visą galbūt tokią struktūrą, kurią mes jau turime savo kompiuterį. Tai čia vėl, jokio skirtumo, kokį variantą jūs pasirinktumėte, abu variantai yra tinkami. Ką aš turiu omeny, kad jeigu mums reikėtų susikurti savo katalogą čia, mes, aišku, galėtume pasirinkti kaip pavyzdį Add New Folder. Ir tada iš karto susikurti naują katalogą ir įkelti failus į šitą katalogą. Bet taipogi mes turime galimybę dar papildomai arba įsikelti iš karto failus, be jokių katalogų, arba įsikelti visą katalogų struktūrą. Tai jeigu mes norėtume, pavyzdžiui, įsikelti visą struktūrą katalogų, mes galim pasirinkti Upload Folder ir nueiti į mūsų katalogą kažkokį. Tai vat, esu tiesiog pasiruošęs tam dalykui, ir galbūt taip interpretacijos metu, vat, yra kažkoks katalogas su pokatalogais ir mes galim pasirinkti Select Folder ir šitas arba šitie visi katalogai, jie iš karto suvaikščio. Tai yra, viskas buvo perduota į debesį ir dabar iš esmės jie jau galėtų būti prieinami visoms,
visiems projekto dalyviams, kurie dalyvauja prie to paties projekto. Ne, tai gali būti ranga, genranga, subranga, nežinau, projektuotojai ir taip toliau. Viskas, kam aktualu prieiti. Aišku, čia vėl klausimas, kur tas būtų integruojama, ar įmonės viduje, ne, tarp komandos narių, jeigu yra labai didelė įmonė, arba, nebūtinai didelė, bet reikia, kad nesiblaškyt turėti galbūt tokią struktūrą. Gali būti ir, aišku, iš išorės, kad nereikėtų ten prijunginėti per VPN-us, galbūt priskirinėti ir taip toliau, tai galima ir tokiu būdu galvoti apie platesnį panaudojimą už įmonės, tarkim, ribų. Tai čia turime paprastą tokį katalogėlį ir šitame katalogėlėje yra visa ta struktūra ir iš esmės, jeigu arba mes nueitume į, pavyzdžiui, SA dalį, turime, kaip aš ir minėjau, tuos planus, kuriuos aš iš bendro projektą iškarpiau, pasirašiau ir sudėjau arba į atskirus katalogus, arba, tarkim, kaip pavyzdinį irgi kažkokį tai dokumentą, kuris turi daugiau lapų viename, kaip daug lapų viename dokumente. Tai jeigu mes norėtume darbuotis, atsidaryti, jokių problemų, paspaudžiam, iš karto programa mūsų klausia, ar norime pasidalinti vaizdą, kad geriau matytųsi, ar nenorime. Tai čia vėl nuo darbo kultūros, kaip mums patogiau su tuo darbuotis, mes galim pasirinkti jas ir atsidaro mūsų projektėlis, kaip ir minėjau, Čiurlionio koncertų centro 1 aukšto planas. Ir jeigu mums reikėtų dalinti šitą informaciją, mes kaip ir pilnai jau galėtume arba pakviesti dalyvius, kad jie turėtų prieigą prie atskirų dokumentų arba prie viso šito projekto, bendro katalogo, arba kai kuriais atskirais atvejais tiesiog tam tikras nuorodas pasiuntinėti atitinkamiems asmenims. Nebūtina duoti prieigą, galbūt jam reikalingas vienas ar kitas specifinis dokumentas. Tai visą tą mes galime padaryti. Na ir aišku, viskas ok, čia galima vėl standartiniais įrankiais žiūrėti, kas kur, analizuoti patiems, žiūrėti. Tai aišku, vėlgi patogu, kad visa tai vyksta, Bluebeam programinė įranga, kas skirta darbui su PDF dokumentais. Tai nėra taip, kad man reikia parsisiųsti, tada atsidaryti, ar ten su Adobe, ar su, nežinau, Nitro, ar Foxit Readeriu, neatsimenu dabar visų pavadinimų, bet iš esmės viskas vyksta iš karto toj pačioj darbo aplinkoje. Ir aišku, jeigu nieko daugiau nereikia daryti, galbūt pažiūrėjau, įsitikinau, čia kažkur laiptinė numatyta, čia kėdės, taip, čia kažkokios patalpos, nieko daugiau nereikia, tik pasitikrinti, aš galiu uždaryti ir, iš esmės viskas, ne? Jeigu reikėtų, kaip pasakyti, išeiti galbūt iš to pačio projekto, tai galim tiesiog uždaryti projektėlį, jisai kaip ir tampa aktyvus, jisai vis tiek yra čia, mes visada jį matytume, jeigu mes dalyvaujam kažkur, arba esam priskirti, pakviesti jame, visada jį matysim. Jeigu reikia vėl dar kartelį įeiti, mes vėl atsidarome jį, susirandam katalogus, kur mums reikalingi ir galima visada bet kuriuo būdu vaikščioti tarp pagrindinio katalogo ir kitų subkatalogių. Tai čia toks paprastas galbūt pavyzdys. Dėl techninių charakteristikų, jeigu aktualu jas paminėti, tai norėčiau greitai tą padaryti, irgi esu viską pasiruošęs, tai principas kom skiriasi, ne? Arba panašumai skirtumai. Tai jeigu tai paprastai žiūrint, tai sesijos, jos vis tiek išimtinai skirtos darbui tik tai su PDF, ten nieko daugiau nepatalpinsite. Čia mes kalbam dabar apie Studio Projects ir čia mes matom, tiesiog turint prieigą prie tos debesijos, kokie yra apribojimai. Tai praškai jokių apribojimų nėra. Failiukai galbūt kai kuriais atvejais tam tikrio formato ir gali nesikelti, bet šiaip dauguma failų jie įsikelia ir mes matom tas charakteristikas, kurias oficialiai teikia Bluebeam programinės įrangos gamintojas, ką jūs galite gauti, kokius failus talpinti ir šiaip kokias techninės charakteristikas iš esmės suteikia šie keli sprendimai. Tai šiaip žiūrint iš esmės tikrai tie apribojimai, jie protingi, jie nėra labai maži ir, pavyzdžiui, įsikelti į sesiją failą, per vieną failą turint 1 gigabaito dydį, tai yra, aišku, tikrai žiauriai geras užtikrintumas, bet vėl PDF failas, kad 1 gigą svertų arba užimtų, iš praktikos dar nebuvau sutikęs, aišku, gali užimti 10 megabaitų ir taip toliau, bet vėl viskas priklauso turbūt nuo
PDF bylos ir taip toliau. O čia Studio Project, tai, gali būti DVG, Exceliai, paveiksliukai, iliustracijos, vizualizacijos, nežinau, galbūt revitiniai failai, nors praktikoje tai vis tiek nėra tas pats, kas, jeigu esat girdėję terminą Common Data Environment, kur dirbama su projekto modeliais. Vis tiek tai labiau orientuota į paprastesnius tokius standartus, o ne, tarkim, galbūt revitinius kažkokių projektų specifinių programų modelius, originalius failus. Bet šiaip kažkokių apribojimų didesnių, čia kaip ir nėra. Tai čia keletas tokių charakteristikų. Jeigu viskas ok, mes galim vėl uždaryti, grįžti. Kai kada gali būti aktualu galbūt ieškoti tam tikros informacijos, tai jūs galite visada naudoti search laukelį. Tai yra paieškos laukelis įrašant kažkokį tai raktinį žodį, pavyzdžiui, galbūt ten pirmas. Iš karto jums rodo arba išfiltruoja, arba ten, pavyzdžiui, aukšto. Irgi iš karto išfiltruoja. Tai čia irgi pavyzdžiui įkėliau kelis variantus, tai yra su lietuvybė ir be lietuvybės arba švepluota ta kalba, tai šiaip lietuviška abėcėlė programa supranta ir neturėtų būti problemos tiek naudojant, tarkim, failų pavadinimuose arba katalogų pavadinimuose, tiek, tarkim, paskui ieškant šitos informacijos. Tai mes matom, iš tikrųjų yra pateikę kažkokį tai minimalų jūsų paieškos raktinį žodį atitinkančią užklausą, galbūt taip pasakyti. Jeigu būtų aktualu, vėl jūs galėtumėt visada pridėti arba papildomai naują katalogą, vėlgi galbūt kažkokią tai struktūrą. Tai kelti iš šią struktūrą galite susidaryti tokią tvarkingą, kad jinai būtų visiems aiški. Tai va čia vienas momentas, kaip tiesiog susikurti tokį projektėlį. Jisai yra toks ir, aišku, jisai turi savo ID numerį. Tai tokį ID numerį jūs galėtumėt kažkam pasidalinti ir tas žmogus galėtų pabandyti prisijungti, aišku, jeigu nėra jam suteiktų kažkokio apribojimo, nes jūs turite galimybę suteikti teisės, ką kiekviena dalis gali matyti, kokius folderius matyti arba katalogus, prie kokių failų prieiti, ką su tais failais dalyti, galbūt tik žiūrėti, galbūt ir juos redaguoti ir taip toliau. Tai čia vėl tas teisės parenka administratorius, administruojantis tokią sistemą arba tiesiog, kas šitos projektėlius kūrė. Galbūt 1, 2, 3 asmenys, viskas priklauso, kaip pasiskirsto tos teisės. Jeigu grįžtant prie tos pačios minties, reikėtų pasidalinti failų, kaip sakau, mažas galbūt inžinierius, maža įmonėlė, nereikia visiems informacijos, sako, atsiųs man pirmą aukšto planą, kaip tik ten mano komanda dabar išvažiavus ir aš tiesiog norėčiau pažiūrėti, pasitikšint galbūt kažkokią informaciją. Tai jeigu jūs nuolat atnaujinat šitą informaciją, tai kaip ir sakiau, tai yra, kaip ir geriausias arba naujausia dokumentacija čia visada yra talpinama. Tai jūs galite tiesiog pasirinkti ant failo dešinį pelės klavišą ir turite galimybę share link. Iškart nurodote, kiek šitą nuorodą galiotų ir tada, aišku, šitą nuorodą arba tą vadinamą nuorodą galėtumėt nukopijuoti. Tai čia kaip pavyzdys, spaudžiam OK, atsiranda galimybė ir jūs galite nusikopijuoti šitą nuorodą, kažkam parašyti, galbūt elektroniniu paštu ir taip toliau. Tai toks vienkartinės nuorodos suteikimas kažkam, kam reikia prieiti prie dokumento. Kitas dalykas, jeigu mes norėtume prieiti arba priskirti visus duomenis kažkam, tai tada jūs turite galimybę keisti tokius nustatymus, tai yra project settings. Ir šitose nustatymuose mes jau turime galimybę žaisti daugiau su teisėmis. Kas dalyvaus, kam aktu dalyvaut, kam uždėti kažkokius nustatymus, matys, nematys, redaguos, neredaguos ir taip toliau. Tai čia vėlgi, taip žiūrint paprastai šitą dialogą, jūs matote pavadinimą, matote šitos Project Studio Project galbūt ID tą numeriuką, matote, kiek galbūt pakvietimų būtų pakviesta, kiek dalyvių dalyvautų, kokie failai yra patalpinami, kiek katalogų ir taip toliau. Kažkokia minimali informacija. Pereinant į User Access, jūs galite priskirti vartotojus ir suteikti jiems teisės. Taip pat labai panašus apribojimai yra tiek permissions, tiek folder permissions. Patys pavadinimai išduoda, kad tai yra iš esmės kaip
vartotojams kažkokie apribojimai, ne, ką jie galėtų daryti, o čia labiau, jeigu reikėtų dar giliau kapstytis pagal, pavyzdžiui, katalogus. Tai irgi jūs turite galimybę, kaip visą tai turėti reaguoti. Pavyzdžiui, galbūt aš noriu, kad prieitų prie elektrotechninės dalies, bet noriu, kad tam tikras asmuo nematytų visiškai kitų projekto dalių. Jokių problemų, jūs galite užsiduoti, priskirti asmenis ir atitinkamai kiekvienam elementui, kiekvienam atskiram dalyviui uždėti apribojimus. Jeigu reikėtų pasidalinti su tam tikrais dalyviais, na kaip pavyzdys, arba suteikti prieigą, galbūt tą tokią pirminę, tai galima pasirinkti share mygtukas, čia naujesniai versijai, kadangi dabar yra naujausia 20, arba review 21, tai yra jau toks pasirinkimas, seniau buvo šiek tiek kitaip išpildyta. Tai va čia irgi turime galimybę pasirinkti, kaip mes norėtume arba ką mes norėtume suteikti prieigas. Tai čia irgi galite turėti jau susikūrę elektroninius paštus, bet taipogi galite turėti jau susikūrę savo grupės, su kuriais dažniausiai galbūt dalyvys arba įmonėm arba taip toliau bendraujat. Tai kaip pavyzdys yra galimybė kažką pasirinkti ir priskirti. Tai aš čia kaip pavyzdį, galbūt komanda būtų architektų, kolegės Diana Bonika, aš galėčiau jas pilnai pakviesti sudalyvauti, jas pažymėdamas iš tos grupės. Arba norėčiau irgi save pakviesti iš kitos galbūt paskyros, jeigu man tai būtų aktualu. Aš tiesiog dabar spartos sumetimais, kad galėčiau parodyti dar kitus niuansus, pabandysiu save pakviesti. Tai vat, užsiduodu iš grupės, spaudžiu include emails ir čia tiesiog atsiranda galimybė, matyti save. Tai jeigu aš norėčiau save pakviesti, pasirinku invite participant, man elektroniniu paštu ateina informacija, kad esu kviečiamas prisijungti prie šitos bibliotekos, dokumentų, tos ekosistemos tokios, kad turėčiau prieigą ir turėčiau visada naujausią informaciją apie vykdomą projektą. Spaudžiu OK ir aš iš esmės esu pakviestas. Tai dabar, jeigu pažiūrėtume tos pačius settingus, tai jau matyčiau, kad vartotojų skaičius, kas dalyvauja, yra 2. Aš kaip administratorius, kas sukūrė ir ką pakviečiau. Tai irgi, tarkim, save. Ir tada esant reikalų jau galėčiau matyti arba priskirinėti atskiras kažkokias teisės. Pavyzdžiui, Vytautas rašo not joined, čia kitas mano paskyros elektroninis paštas, bet esant reikalui galėčiau paredaguoti visą tai. Jeigu aktualu būtų irgi priskirti savo apribojimus kažkokius kaip savo vartotojui, jokių problemų, išsikviečiu tą pačią grupę, kurioje esu susikūręs, pavyzdžiui, info yra komanda, kurioje esu aš, paspaudžiu OK. OK, tiksliau kalbu čia, taip, mes prižiūrėsim. OK, taip, jo, ten redagavimas grupėse, jeigu norėčiau pats save pasirinkam OK ir tada galėčiau pasirinkti, kokią informaciją man turėtų būti prieinama. Tai čia tiesiog vėl reikia žiūrėti, kaip aš norėčiau tam dalyviui, kokias prieigas suteikti. Tai, aš tiesiog kaip pavyzdys dabar, galbūt čia, taip, žiūrėsim, tuk. Praškai viską uždarau jį, galbūt, nežinau, vieną kitą kokį variantą ir galiu dabar palikti. Tai, ką tai reiškia, kad kiekvienas vartotojas, jisai gali turėti savo nustatymus. Ką matys, ką galės daryti ir ko negalės matyti ir ko galbūt nematys. Jeigu viskas, aišku, būtų OK, nuspaustume apply, vėlgi tai atlieka administratorius arba tas pirminis asmo, kuris turi visas teisės. Bet visumoje, jeigu kažkas, matom, neveikia, kažką daugiau reikia priskirti, tai šitą informaciją mes bet kuriuo atveju visada galim eigoj pakeisti. Spaudžiam OK, ir iš esmės yra dalyvis pakviestas. Tada kaip veikia pats principas, jeigu mes norėtume kažką paredaguoti, nors iš esmės tas ir yra momentas, kad šiaip vėlgi panašumai skirtumai. Tai project skirta tam, kad tai yra kaip, dokumentų patalpinimas, su galimybė juos padaryti prieinamus visoms, tarkim, dalims arba aktualioms dalims. Iš esmės tai yra mes patys atnaujinam, žiūrim, turim. Tai nėra komunikacijos erdvė. Tuo tarpu
Sessions yra labiau kaip toks, nežinau, pokalbių kambariukas, apsitarimų kambarys, posėdžių salė, nežinau, archyvas, papkė ir taip toliau, kai reikia visiems komunikuoti. Na, kaip pavyzdys, yra spinta, archyvas, įsitraukiu papkę, dedu ant stalo, pasiemu markerį, pažymiu, ką nors, suprantu, kad viskas yra gerai, užverčiu puslapius ir įdedu atgal. Iš esmės tai yra toks kaip variantas, kaip galbūt galėčiau komunikuoti. Ne, jeigu kolegos šalia sėdėtų manęs, tai visi mes tam pasižiūrim, apsitarėm, vienas turi markerį, kitas tušinuką, kitas geltoną, raudoną, įsibraižom, pasikomentuojam galbūt, nusprendžiam priimti galutinius sprendinius kažkokius ir užverčiam ir patalpinam. Tai čia toks atitikmuo yra tik tiek, kad viskas vyksta arba galėtų vykti virtualioj tokioje erdvėje. Tai yra session, kai mums reikia komunikuoti, bendrauti, kai PDF-as vienas yra prieinamas daugeliu. O projects tai labiau toks kaip biblioteka. Guli kažkas ir jeigu man reikėtų kažką išsitraukti, pasižiūrėti, pataisyti, aš tą galiu padaryti, bet principas toks ir yra. Arba terminas tai yra check-in, check-out. Aš negaliu tiesiog, tai nėra pasitarimų kambarys, kad bet kada atėjau, kažką pasidariau ir uždariau ir išėjau. Jeigu aš noriu kažką redaguoti, aš turiu pasiimti tą dokumentą ir tik tai, kai sėkmingai jis man yra prieinamas, aš tada galėčiau jau atlikti kažkokius pakeitimus, išsaugoti juos ir tą dokumentą gražinti arba padaryti vėl užrakintų. Tai kaip tas atrodo realybėj, jeigu yra mūsų vėlgi, tarkim, pirmo aukšto planas, mes įeinam į pirmo aukšto planą, reikėtų atlikti kažkokį tai pakeitimą. Aš tai paprastai negaliu to padaryti, nes dokumentas yra užrakintas. Tai arba čia nuspaudžiam dešinės klavišą, matom checkout. Arba čia prie dokumento matom spinelę ir irgi galėtume ant jos nuspausti ir yra checkout. Tai reiškia, kad mes turėtume jį pasiimti. Nesvarbu, kurį variantą pasirinksime ar iš čia, nes kaip ir daugelis programų turi galimybę naudotis vienokiu ar kitokiu būdu, mes pasirinkam checkout ir dokumentas dabar yra prieinamas mums visiems. Ir aišku, labai geras dalykas, kad tie įrankiai, kurie įprastai gali būti naudojami, pavyzdžiui, galbūt aš norėčiau ištrinti ką nors, pasirinku, kad content, ir galbūt, kaip pavyzdys, nenoriu, kad čia matytųsi dokumento žymuo, šitą ištaisau ir tada galiu nuspausti vėl ant to pačio dokumento ir pasirinkti check-in. Arba, aišku, atšaukti, arba atnaujinti kopiją, bet iš esmės čia vėl ta eiga gali būti įvairi, priklausomai, ką aš noriu padaryti. Bet jeigu man buvo aktualu, galbūt čia klaida buvo paruošta iš originalios programos, tai aš turiu galimybę tą pataisyti ir tiesiog naudodamas PDF įrankį ir kad visą tai paskui atsistotų, kad visi projekto dalyviai prisijungia matyti tą tinkamą informaciją, aš kaip pavyzdys galiu pasirinkti check-in. Ir uždėti panaikintas, pavyzdžiui, panaikintas žymuo. Kažkokią tai pastabą, jeigu man aktualu. Check-in ir dokumentas grįžta į serverį ir viskas. Jisai yra atnaujintas, tai tokiu būdu drąsiai galima pakoreguoti dokumentus. Bet kaip sakau, tai nėra tas pats, kai matysim vėliau, kad visi sušoko penkiese ir tada čia visi pradeda komentuoti, rašyti, trinti ir taip toliau. Taip neveikia projektuose arba studio projects. Čia labiau kaip aš savininkas pasiemu dokumentą, pasidarau check-iną, check-outą ir tada padirbu ir grąžinu atgal. Ką tai duoda? Tai užtikrina iš esmės versijavimą, kad visada galima būtų atsekti dokumentus. Galbūt kažkas buvo daryta ir mes norim pažiūrėti, tai kas tam buvo pirminiam tam variantui, nes jau 5 kartą čia keičiasi. Tai tokiu būdu, irgi tų dokumentų atnaujinimas, redagavimas, dokumentų ir tiek turinio, tiek pačių dokumentų lygmenyje gali būti vėliau iššaukiamas kaip versijavimas. Tai vėlgi, kaip pavyzdys, galiu uždaryti, kažkur paklaidžioti, vėl grįžti į tą patį, atsidaryti, kaip, vėl daug įvairių čia pabandau pasimuliuoti situacijų, bet reikėtų pasižiūrėti versijavimą. Ne? Tai paspaudžiam vėl ant spinelės, taipogi turbūt ir čia yra, revision history, tai jokio skirtumo. Tai paspaudus ant revision history mes matom
versijavimą šito dokumentų ir komentarus. Tai va tie komentarai irgi, ką tai duoda, kas buvo daryta. Jeigu aš nieko nedariau, galbūt man ir nereikia ten komentaro papildomai daryti. Bet jeigu aš noriu informuoti ir kitus dalyvius, kurie galbūt karts nuo karto čia gali užklysti ir jiems yra aktualu paskui pažiūrėti versijavimą, jie gali susipažinti, kas buvo padaryta ir žinoti, tai čia tik tai žymo, tai nėra kažkas esminio, man tas tinka. Bet jeigu ten ištrintas turinys, galbūt kažkas keitėsi, nežinau, planai ir taip toliau, tai vat versijavimas tokiu būdu ir yra. Ir jeigu mes norėtume pažiūrėti kitą versiją kažkokią, mes turime galimybę atidaryti versiją arba ją atnaujinti. Tai pavyzdžiui, mes, tai kas čia buvo padaryta? Mes pasirinkam Open Revision ir atsidaro mūsų revizijos failiukas ir tada mes matom, kad žymova čia yra, ne? Tai aišku, mes įsitikinom, yra, nėra, gerai, nieko baisaus, uždarom tą reviziją, nes mes jos neatnaujinom. Ir jeigu mums reikėtų atnaujinti, aišku, mes galėtume pasirinkti ir kažkokią tai reviziją ir pasirinkti restore. Tada jinai būtų atkurta. Taip. Jo, tai žiūriu pagal programą, kad kažką aš dar čia norėjau pasakyti, tai viskas yra gerai, pakvietimas prie projektėlių, kaip sakau, pirminis per share, paskui, aišku, galima keisti įvairias teisės vartotojams, jeigu išeisite, kaip ir sakau, jokių problemų, uždarom, kažką darom savo, bet kada, kai mes grįšime atgal į šitą studio sessions, šitie projektėliai, jie bus aktyvūs, nebent jisai būtų uždarytas, tai tą jūs irgi galite padaryti. Jūs galite visada, dabar galvoju, išeiti iš projekto, kur čia dabar yra, pasiklydau biškį, jo, būna kartais. Aš gal ir bijau. Jo, galima iš esmės, suklydau, nebijau, bet jo, galima, aišku, panaikinti, galima ir panaikinti šitą visą projektėlį, jeigu ten kažkas buvo, arba jau mums jis nereikalingas, tai irgi turite tokią galimybę visada susitvarkyti arba nepalikti kažkokių pėdsakų. Bet šiaip jisai visada bus aktyvus, jeigu jisai turi dar galiojimo savo datą, jeigu nėra nustatyta, nes nustatyta jūs irgi galite pasirinkti, į kada turbūt jisai galėtų būti galiojantis, nors vėl atsiprašau, galbūt ir jau maišau su sessions, nes čia irgi matau, kad turbūt jisai galioja gal neribotą laiką, nebent galbūt tam tikrą laiką su juo nieko nėra daroma, tada galbūt jau ateina pranešimas, tai tą aš tikrai žinau, nes pats esu gavęs pranešimą, kad jau šitas projektas, jisai toks yra pasyvus, tai ar norėtumėt ten visiškai užbaigti, ar jis dar jums bus, tarkim, aktualus naudoti. Bet šiaip čia nematau. Pažiūrėsim, kas bus matoma sessions skiltė. Na ir dar vienas dalykas, tai ką norėjau parodyti, tai aišku, tų projektų gali būti nemažai, tai irgi specifinis yra toks įrankis arba nuoroda, kuri jums parodytų, turbūt kas vyksta pas jūsų projektais. Na, aš taip įsivaizduoju, turbūt galima ir šitą pabandyti. Jo, tai va čia yra irgi papildomas per naršyklę pasiekiama nuoroda, kur jūs prieinate prie savo sesijų, ir jūs galite matyti, kas čia vyksta. Kada sukurta, kokios galbūt teisės, pavadinimai visi, tam tikri apribojimai ir taip toliau. Tai kartais patogu, nes norite matyti tą informaciją galbūt paprasčiau. Tai vat, jeigu mūsų MKC konceptų centras yra mūsų projektėlis, jie į šitą projektėlį mes galime matyti, kokie dokumentai, kas buvo nadaryta, kokie galbūt vartotojai čia yra, galbūt vartotojai blokuojami tam tikri galėtų būti. Na, iš esmės irgi pasižiūrėti tam tikrą informaciją, jeigu jums aktualu tą padaryti. Jeigu nereikia, mes, aišku, galime iš čia išeiti ir uždaryti šitą dialogą. Tada dar vienas dalykas, kad tarp projektų ir sesijų yra galimybė turėti ryšį. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu mes turime, nes tuoj peršoksim prie sesijų, kad jūs galite patalpinti Studio Project esantus dokumentus į sesiją ir
ir juose komentuoti. Pavyzdžiui, galbūt vėlgi yra tas pats pirmo aukšto planas. Nesvarbu, galite ir pirmo aukšto arba pirmo, trečio aukšto planus pasikelt. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pas mus yra šitas dokumentas, mes atidarom, tai čia yra keli, aukšto planai viename dokumente. Jeigu viskas yra gerai ir mes norėtume duoti prieigą apsitarti, mums reikia priimti sprendinius, kokie galbūt ten plytelės, kokios durys bus, ar ten tikrai komanda montuotojų spės tą padaryti, ar nespės. Intervalas komunikacijos gali būti didelis arba labai platus. Tai mes galim pasirinkti dešinpelės klavišą ir, pavyzdžiui, pasirinkti Add to New Session. Mes pasirinkam ir, kaip pavyzdys, aš užsiduosiu MKC, pavyzdžiui, pokalbių kambarys, darbų aptarimas. Aš vėl bandau sugalvoti kažkokį originalų pavadinimą, ir pirmas pavadinimas, kuris atėjo į galvą, tai yra, tarkim, toks. Mes spaudžiam OK ir šitas dokumentas iš karto nukeliauja į sesiją. Kas vyksta pačioj programinėje įrangoje, mes matom, kad peršokom iš projektų į sesiją. Tai vėlgi užtikrinimui, kas yra sesija, tai yra susibėgimo vieta. Kad tai yra tas dokumentas patalpintas, čia jau tik tai PDF formato dokumentai ir čia vėlgi tie dalyviai, kurie būtų pakviesti, jie galėtų dalyvauti ir jau reikšti savo komentarus, nuomonės. Tai vėlgi nereikia siuntinėti elektroniniu paštu, atsekti, kas ką darė, kas ištrinė, kas padliko komentarą, iš esmės gali būti disciplinuota, struktūrizuota informacija, jos atsekimas ir, matomumas. Tai čia sesija tą ir užtikrina. Tai dar kartelį, project yra kaip saugykla, o sessions yra labiau kaip pasitarimų vieta diskusijoms. Būtent skaitmenizacijos būdu, būtent naudojant programinį įrangą. Tai viskas yra gerai. Tai čia atsiranda toks ryšys tarp jūsų project ir sessions, kad iš projekto mes priskiriam į sesiją ir taip toliau. Tai jeigu reikėtų atlikti pakeitimus, vėl mes galėtume atsidaryti šitą dokumentą, ką mes matom, kad čia su spinelė, tai dokumentas tokių pačių pavadinimų priklauso project, nes spinelės nėra tokios kaip ikonėlė sessions, o čia mes matom sesijos ikonėlę. Ir čia jokių apribojimų vėlgi nėra, visi įrankiai yra patalpinami, tai jeigu reikėtų, kaip pavyzdys, kažkokį tai uždėti anotaciją, galbūt kyla man čia neaiškumų, kas čia yra, iš karto sesijos metu matau, Vytautas, pridėjo ten ir ten tokį komentarą ir, aišku, turėdamas Bluebeam programinį įrangą, aš irgi galėčiau atsidaryti tą vadinamą markup list ataskaitą ir matyti, kas tai yra per elementas, kas yra autorius, kada uždėjo ir taip toliau. Jeigu reikėtų bendrauti tokiu būdu per sesijas, visada tos pačius elementus čia arba čia, kai pasirinksim jokio skirtumo, galima panaudoti kaip bendravimo irgi priemonę. Tai čia jūs galite pasirinkti reply, tai yra priskirti komentarą. Pavyzdžiui, ar jau padaryta. Ir tokiu būdu komentaras atsirindo, čia Vytautas padarė komentarą. Jeigu nepadaryta, kažkam arba kam tai būtų aktualu, dešinys pelės klavišas ir galima vėl, arba ne tai, kad aktualu, bet ar jau irgi padaryta, nepadaryta, kas turi galimybę prie šito žymens prieiti, tas gali užpildyti šitą žymenę, bet šiaip iš esmės irgi yra galimybė tokiu būdu bendrauti per žymas, arba per įvairius grafinius elementus, gal net taip galima būtų pasakyti. Tai visa informacija yra čia talpinama, sesija nebūtina man būti prisijungus, aš kada noriu ateinu, uždedu komentarus ir išeinu. Nėra taip, kad aš čia nuo ryto 8 iki 5 sėdu. Tai yra tiesiog kambarys, kada patogu, tada ateinu ir darbuojas. Pavyzdžiui, aš kažką palikau, išėjau ir daugiau čia nieko nenoriu daryti ir perinu į tą patį savo galbūt projektėlę. Viskas susitvarkau kaip priklauso, mano projektas galbūt man čia labiau aktualu dabar šiai dienai negu sesijos. Bet jeigu taip norėčiau į sesijas peršokti, vėl nueinu į sesijas ir tada matau, kokios sesijos yra aktyvios. Jeigu noriu išeiti iš sesijos, nes jinai lieka aktyvi, bet jeigu norėčiau išeiti, aš išeinu durimis, tai yra tiesiog, taip, uždarau ir viskas. Bet tos sesijos irgi jos yra aktyvios, tai aš matau, tuo metu gali vykti vėl lygiagrečiai.
arba gali būti atviri keli posėdžių kambariai, kuriuose aš turėčiau galimybę komentuoti arba kalbėti arba palikti komentarus. Tai čia mes pabandėm tokį variantą, kai iš projects arba studio projects perdavėm kažkokį dokumentą į sessions. Jeigu būtų galimybė arba noras paskui patalpinti arba viską grąžinti atgal į projektą, su komentarais kažkokiais, tą jūs galite tokią galimybę turite, tiesiog turite galimybę pasirinkti, kad tas dokumentas grįžtų. Bet vėlgi aš sakau, kad tai nėra ta terpė komunikacija, nes komentaras mano, jisai nebūtinai turi grįžti į tą originalų dokumentą. Man kas lieka kambarį, tas lieka kambarį, jeigu noriu atsisinčiu, išsaugau, galbūt palieku, galbūt yra kažkokios taisyklės, vėl patalpinu, nes jeigu aš komentuosiu ir nuolat atnaujinsiu, tai aišku, tas brėžinys taps galbūt sunkiau skaitomas, perteklinė informacija atsiras. Aišku, geras dalykas, kad visada galima versijavimą padaryti, bet užduotis ta pirminė, jinai galbūt nėra tokia arba neturėtų būti tokia. Dėl to tas perdavimas iš Studio Project į Studio Sessions turėtų būti apgalvotas, struktūrizuotas ir savalaikis. Nėra taip, kad ėmiau ir viską atnaujinti, bet tokia galimybė yra. O kitas variantas, tai galbūt tiesiog sesiją noriu sukurti naują ir jokių problemų. Sesijas jūs irgi galite kurti panašių principų, pasirinkam add, pasirinkam new session, užsiduodam pavadinimą, pavyzdžiui, pavyzdys galbūt šiuo atveju, užsiduodam pagrindinės taisyklės bendras tokias kol kas, iki kada galiotų sesija, galbūt, pavyzdžiui, iki šiandien dienos 5 valandos ir paskui, kad jinai dingtų, arba tiesiog užsidarytų, arba nebegaliotų. Tai spaudžiam OK ir tada sesija yra sukuriama. Ir tada yra galimybė vėl pasirinkti dalyvius, ką mes norėtume pakviesti. Jeigu dabar čia nenoriu pakviesti, galiu išeiti ir tada dalyvį pakviesti vėliau. Tai vėl tas pats principas galbūt. Vėl tą patį Vytautą galim pasikviesti. Ir tada Vytautas irgi turi galimybę būti dalyvių. Ir čia mes matom, kas yra aktyvus vartotojas, kas yra pakviestas, kas galbūt dar neprisijungęs, visada galima pakviesti, kad prisijungtų, kad nepamirštų žmogus, nes jam tai irgi gali būti aktualu. Ir tada dokumentų įkelimas. Tai vėlgi galbūt šioj vietoj, kad irgi nepasiklyščiau tarp dokumentų, įsikeliu 3 aukšto planą. 3 aukšto planas įsijungia čia, atsidarau 3 aukšto planą, šitą gal uždarau ir projektą irgi uždarau, kad vaizdas būtų patogesnis. Ir vėl, ką mes matom. Praškai 3 skiltis, kokie dalyviai yra, prisijungia, neprisijungia, kokie dokumentai yra, istorija, kas čia vyksta, kas prisijungia, kokį komentarą pridėjo ir taip toliau. Tai vėl, viskas yra gerai. Markup listas, kaip pavyzdys, galbūt čia kvadračiuką norėčiau, šitas plotas mane domina. Tai tokį markup listą užsidedu. Ir aišku, čia jūs galite irgi visada jau priskirti kažkokią tai informaciją. Vėlgi, kaip sakau, reply galbūt, statusą pasirinkti ir taip toliau. Jeigu neturėtume teisės darbuotis prie dokumentų, tai šitie įrankiai standartiniai jie būtų neprieinami. Kažkurie galbūt prieinami, bet ne visi, nepriklausomai kokią užduotį norim atlikti. Tai čia irgi svarbu atkreipti dėmesį į teisės, kas kokias teisės turėtų. Jeigu viskas yra OK, nieko saugoti man nereikia, visa tai lieka čia. Kaip pavyzdys, uždarau, išėjau aš iš čia, atostogų, grįžtų po savaitės. Matau, tie patys viskas galiojimas pratęstas galbūt, ateinu į tą pačią sesiją, atsidarau tą patį dokumentą, kaip ir matau, viskas, kas buvo, išliko. Kiti dalyviai negali trinti kitų markupų. Tai yra, manau, unikalus dalykas. Dėl to čia irgi gali būti, pavyzdžiui, 5 skirtingi vizualizaciniai aspektai kažkokie. Pavyzdžiui, galbūt architektai naudoja ten pagrindę raudoną spalvą, elektrotechnika galbūt ten žalią, galbūt ten švokas, mėlyną spalvą, nežinau, apdailos interjerą, ten galbūt kažkoje profesionalai naudoja kitus elementus. Tai reiškia, net vizualiai, jais galima jau matyti, kas kur kokią pastabą uždėjo. Aišku, jeigu visi sudės raudoną spalvą, tada reikėtų jau žiūrėti per markup listus arba žiūrėti, kas iš tikro čia buvo padaryta. Tai vat,
Matom, kad šitas įrašas jisai irgi yra aktyvus, galima žiūrėti. Tai čia irgi yra apie ką pagalvoti. Nes, kaip sakau, jeigu suleisim tai paprastai, bet kurioje vietoje, be jokių taisyklių, be nieko, tai bus turbūt 99% chaosas. Tai dėl to reikia apgalvoti apie struktūrą, taisyklės, kas, kur, kaip, ką turi daryti, ką gali daryti ir kaip tas bendravimas iš tikrųjų turėtų vykti per PDF dokumentus. O bliubimas duoda tą funkcionalumą, įrankius, tik reikia, kaip sakau, pagalvoti. Tai čia antra sesija, ne? Ir šitos sesijos yra skirtingos. Jeigu arba grįžtume atgal į projektą, kaip pavyzdys, ir, pavyzdžiui, būtų diskutuotinas trečias aukšto planas. Mes dešinį pelės klavišą pasirenkam ir norėtume jį įkelti į sesiją. Matom, galim įkelti tik tai tą, kurią sukūrėm. Negaliu aš įkelti tą PVC, nes nėra sąsajos tarp mano tiesiog naujos sesijos, kuri buvo sukurta arba į kurią buvo patalpintas dokumentas atskirai, o ne tokiu būdu. Tai čia tiesiog, kadangi yra ryšys, aš galiu patalpinti tą patį sesiją, kur buvo pirmiau įkeltas pirmas dokumentas. Tai yra normalu. Jeigu vėl norėčiau atsidaryti šitą dokumentą, viskas yra gerai ir, pavyzdžiui, norėčiau ką nors jame padaryti. Apie ką aš ir kalbėjau, kad dabar mes esam projects. Tai nieko negaliu padaryti. Taip yra dėl to, kad dokumentas yra spintai. Jeigu aš jį norėčiau paredaguoti, aš turėčiau išsitraukti iš spintos, uždėti kažką ir grąžinti atgal į spintą. Arba į archyvą. Čia vėl, aš tiesiog metaforas kažkokias tai naudoju. Tai čia yra project, tokia mintis, ne? O kai mes susikūrėm sesiją atskirą, tai tos sesijos irgi jos yra čia. Ir jeigu reikia vieną atidaryti, einu į šitą, jeigu lygiagrečiai vyksta kitas projektas, uždarau šitą, atidarau tą ankstesnę ir iš esmės matau visada visą kažkokią informaciją. Tai čia principas yra toks. Įdomus dalykas, kas vyksta su kitu Vytautu, kurį mes pakvietėm. Tai ta pati apimtis darbų tai kartojasi tarp Studio Project ir Studio Sessions. Vėlgi, mes galime išeiti, mes galime pakviesti, priskirti apribojimus, bendrus apribojimus, matom vėl tos pačius permissions, attendance, general ir taip toliau, bazinė ta informacija, ką mes matėm plius minus Studio Projects. Bet kur yra tas kitas Vytautas? Tai aš tiesiog įdomumo dėliai dar parodysiu kitą sprendimą. Tai labai gerai, kai mes turime galimybę darbuotis prie tos desktop versijos, kompiuterinės versijos. Bet tas ne visada galbūt gali būti mums prieinama. Galbūt mes, pavyzdžiui, norėtume su planšete darbuotis. Tai noriu pasakyti, kad bliubimas turi dvi atskiras versijas dar papildomas, tai yra web aplikacija arba naršyklės aplikacija ir mobilią aplikaciją. Jos, aišku, yra ribotos, tai čia kol kas yra kaip yra, aišku, tokio funkcionalumo niekaip neperneši turbūt nei į naršyklę kol kas, nei tuo labiau, tarkim, mobilią aplikaciją. Bet geras dalykas, kad naršyklė, pavyzdžiui, tikrai gali būti pilnai naudojama tuose tabuose, kaip čia lietuviškai pasakyti, planšetiniuose kompiuteriuose su, pavyzdžiui, Windows versija, Nes jeigu naudosime, bent jau aš bandžiau per telefoną, tai mobili aplikacija iškart, per telefoną persijungi į mobilią aplikaciją ir turi naudoti mobilią tą aplikaciją, negali per naršyklę prisijungti iš mobilaus. Nebent galbūt yra kažkokie nustatymai apėjimai, bet šiaip yra ir tie patys planšetiniai kompiuteriai su Windows operacinė sistema ir jie pilnai gali būti naudojami statybų aikšteliai, vaikščiant, žymint, žiūrint ir paskui grįžtant į savo darbo vietą ir visą tai struktūrizuotai išdėstant arba papildant. Tai esmė čia labai paprasta, aš norėčiau perėti prie webinės aplikacijos. Tai kas yra ta webinė aplikacija? Tiesiog nueinu vėl į tą patį web tabą, kad viskas būtų čia. Patsidarau bliubim. Sign in. Taip, ir mano kitas Vytautas iššoka. Gerai būtų dabar slaptažodį prisimint. Bet taip. Ok, lyg ir viskas gerai, prisijungiam prie webinės aplikacijos. Aišku, yra šiek,
drastiškai kitokia, ne, su tam tikro apribojimu. Kaip sakau, negali pernešti visiškai visko. Bet ką mes čia turim? Turime kelias terpės, matom, aišku, kas yra per Vytautas, kitas Vytautas. Ir turime vėlgi Studio Project, Studio Sessions. Žiūrim, pavyzdžiui, Studio Sessions. Atsidarau skiltį ir žiūriu, kur aš esu pakviestas. Aš matau tą patį ankstesnį, pavyzdžiui, galbūt kur dabar buvau pakviestas, pavyzdžiui, PVZ. Taip pat ir yra Studio Projects, ne? Tai yra vat, mūsų kurtas Čiurlionio koncertų centras. Aš einu ir aš matau visą informaciją, tą pačią, kurią aš matau per desktop aplikaciją. Pavyzdžiui, yra architektūrinė dalis mūsų aukšto planai. Tai jeigu aš norėčiau ir kažką pakoreguoti, atsidaryti, einu į antrą aukšto planą, atsidarau jį ir vat jį galiu pilnai skaityti. Galiu atitolinti, priartinti, šiek tiek, net tiek, šiek tiek, prisipažinsiu, visiškai kitas išpildymas, ne, nes logiška, negali tų pačių įrankių pridėti, bet ganėtinai patogu. Jisai, aišku, irgi nėra prieinamas, aš čia nieko kol kas negaliu padaryti, taip yra dėl to, kad man turbūt yra uždėti apribojimai kažkokie. Tai, pavyzdžiui, yra antro aukšto planas, arba tas pats koncertų centras, aš pabandysiu pasimuliuoti, kad pats nepasiklyščiau, ir priskirti, dabar galvoju, Vytautui galimybę checkoutą pasidaryti. Apply, ok. Grįžtu į Vytauto paskyrą. Turbūt turėčiau išeiti, jau pameluot. Tuoj, pažiūrėsim. Dažniausiai, kai kas nors man iš karto nepavyksta, tai aš darau prielaidą, kad aš galiu galbūt net ten teisės kažkur priskirti. Jo, taip, minutėlę, taip, arba taip, dar pasižiūrim. Permissions. Taip. Pažiūrėsim, galbūt čia dar, ok, read white. Dar kartelį. Prašau, matot, iš karto būna, kad pasimeti, tai yra, kaip sakau, normalu, gyva demonstracija. Dėl to reikia susikoncentruoti, kur koks nustatymas galėtų būti dar neuždėtas. Tai vat pakeičiam nustatymą, iš karto turim galimybę checkoutą pasidaryti. Tai vat jeigu man reikėtų kažką per mobilią aplikaciją pakeisti, aš, aišku, irgi turėčiau pasiimti, išsitraukti, tapti šeimininku šito dokumento, uždėti kažkokią markiruotę, pastabą ir grąžinti jį atgal į papkutę. Bet kaip sakau, čia yra projects, ta mintis. 10 kartų pasitikslinam, užtvirtinam ir žinom, ką tiksliai daro projects. Bet jeigu man to daryti nereikia, nes, kaip sakau, projekto dokumentacija, jinai kaip lydinčioji, kaip pagrindas visko, nereikia ten dėti kažkokių tai komentarų, kurie nieko bendro neturi su ta pirminė informacija. Tai jeigu tai viskas gerai, aš galiu grįžti į sessions, nueiti į PVZ sesiją, kur irgi yra keltas šitas dokumentas ir šitos sesijos metu prisiartinti, ką man reikia. Irgi reikia priprast ir galbūt šitoj vietoj čia man kyla klausimų. Tai aš irgi galiu pasirinkti paprastą balionėlį. Taip, balionėlį. Užsidedam, galima pakeisti kažkokią tai informaciją. Šitą balionėlę, atsiprašau, skubujau. Na, vėl, kaip patogiau čia man būtų matyti. Bet iš esmės, kas tai vyksta? Aš per mobilią aplikaciją, pavyzdžiui, vaikščiodamas po statybų aikštelę, dedu komentarą ir sakau, kad man kažkas nepatinka. Va čia reikia patikslinti šitoj vietoj kažkokį elementą. Ne? Tai yra cloudas ir va čia trūksta, pavyzdžiui, ortakių arba neatvestas. Neatvestas. Dedu komentarą savo, viskas yra puiku. Ir jeigu tuo pačiu projektuotojas galbūt sėdi darbo vietoje, arba aš galbūt grįšiu vėliau prie desktopo versijos, aš galiu vėlgi eiti į sesiją. Atsiprašau, čia ne sesija, čia sesija. Ir matyti, matom mane per desktopo aplikaciją, kad aš per web aplikaciją uždėjau šitą komentarą ir jisai iš karto nugulė čia.
Jeigu aš pasižiūrėčiau informaciją visą, jokių problemų, matom pasirinkę šitą, kažkas uždėjo klaudą, Vytautas P, trūksta ortakio neatvestas. Aš žinau, kad aš turiu šitą situaciją įsiaiškinti arba su montuotojų komanda, su kažkuo, kas tai yra atsakinga. Ir ta komunikacija, jinai vėl skaitmenizuota. Aš visada galiu atsekti visą tai, kas vyksta, kur vyksta, patvirtinti, atšaukti, pavyzdžiui, pridėti alert atendė, kad aš noriu kažką papildomai papinginti. Tai yra nepastuksenti nugarą kažkam, kad va čia tu turi šitą pasižiūrėti situaciją ir duoti mums sprendimą, pavyzdžiui, kaip pirmadienį galbūt, nes mums tai yra labai kertinis momentas. Ir jeigu viskas yra gerai, tokiu būdu mes ir komunikuojam. Ir dar pabaigai, kad ko nors dar nepasakyčiau, nes labai daug norėjau informacijos pasakyti, praškai viską pasakiau. Tai jo, komunikacija vyksta tokiu būdu per tos notificationus, pranešimus, per papinginimą, per būseną, markų arba šitų visų žymėjimų. Ir galiausiai, jeigu aš neturiu visiškai laiko čia susipažinti, per brėžinį atsidarau ir nesuprantu, sunku kol kas tai paprastai greit susiaiškinti, aš visada turiu galimybę visą šitą informaciją išgaudyti automatiniu būdu. Tai čia įrašai viskas gerai, kas kur ką padarė, notificationai, jeigu kažkur kažkas pingina ir taip toliau. Bet įdomus dalykas tai yra ataskaitos formavimas. Ir čia galbūt man aktualu viską sukelti į vieną vietą, pavyzdžiui, PVZ, taip. Pasirenkam, kur mes norime galbūt matyti. Desktop'e, Bluebeam, reportas, spaudžiam save ir suformuojama tokia ataskaita. Tai yra dokumentai ir read reportas. Mes einam ir irgi matom visą informaciją, kas čia kur daryta, kas ką pridėjo su tokiom nuorodom. Tai jeigu aktualu, ką nors pasižiūrėti, spaudžiam ant nuorodas ir mes iš karto pereinam į tą ataskaitą. Jeigu kažkur Vytautas kažką pridėjo, trūksta ortakio, spaudžiam iš karto, matom, kas čia trūksta ortakio ir tokiu būdu ta komunikacija gali būti išpildoma taip. Ir viskas, pagrindiniai turbūt momentai, tiek labai daug informacijos, nežinau, ar čia dar liko dalyvių, tikiuosi, kad liko ir pažiūrėsim, ar turit klausimų. Tai esant reikalų visada galite parsisiųsti bandomą versiją, pasižiūrėti, kaip jinai veikia ir jeigu yra tokie iššūkiai, kuriuos norėtume skaitmenizuoti ir paspartinti visą tą komunikaciją, galbūt Bluebeam programinė įranga yra vienas iš variantų. Tai ačiū Jums, aš tada greitai pasižiūriu, ar yra klausimų. Jo, kol kas klausimų nėra, kolegė tiesiog rašė. Tai ačiū Jums, įrašas bus vėliau prieinamas, galėsite viską pažiūrėti, daug momentų, viskas pakankamai tikrai sklandžiai praėjo, tai puiku. Ačiū Jums, manau, kad turėsim daugiau sesijų, gal jau ne šiais metais, bet kitais, bet jeigu turite pasiūlymų arba norite kažką daugiau sužinoti, galite parašyti man asmeniškai ir galėsiu galbūt pakonsultuoti arba duoti gerų įžvalgų ir komentarų, kas vyksta ir kaip vyksta. Tai dėkui Jums, geros dienos likusios ir iki kito karto. Dėkui, iki.